garsas tai gal iš esmės pradžioje yra tyla. Ir tada iš tos tylos atsiranda kažkas. Tai gali būti kažkoks ūžesys, gali būti kažkokia vibracija. Mes dažnai garsus girdim visur ir gamtoje, ir aplink save. O tada atsirado instrumentai turbūt. Ir kai atsirado instrumentai, mes tobulinom jų skambesį pagal tam tikrą estetiką, apie tam tikrą gal istorinį laikmetį. Ir tuomet, kai tikriausiai jau supratom, kad akustiški instrumentai pasiekė savo kažkokias galimybių ribas, tuomet tam tikrai kūrėjai, kaip pavyzdžiui Džonas Keidžas, pradėjo bandyti jas plėsti. Bet būtent man garsas šiuo metu ir yra bandymas išplėsti tą garsą, kuris jau yra sukurtas. Kurti tokio tipo renginius ar tokius koncertus, pasirodymus, tai labai svarbus yra kultūrinio audinio miesto praturtinimui, Lietuvos, Vilniaus, nežinau, tiesiog tai yra svarbu, kad tai būtų, kad būtų didelė įvairovė. Tai man atrodo, kad mes čia prisidedam su tuo. Ir jo, turbūt gal kai galvoju, mes čia tokį darom, nedaug kas tai daro, tai tada gal tas irgi leidžia taip jaustis fainai visai. Man atrodo, kirtimai yra labai gera erdvė tokio tipo renginiui. Labai, čia kaip Niujorke bute pas draugelį. Kuo toliau, tuo mažiau matau, kad naujosios muzikos yra daugiau, bet eksperimentų su instrumentų preparavimu yra kol kas dar vis mažokai. Kažkaip kūrėjai ir atlikėjai bijo eksperimentuoti. O Džonas Keidžas jau beveik 100 metų tai daro, tiek savo kūriniais, tiek savo būtimi visą. Ir kažkaip būtų labai gaila palikti tokius kūrinius negrotus ir tą visą preparavimo meną taip užmiršti. Tada antras dalykas, tai yra apstai mano santykis su garsu. Man labai patinka įvairūs tembrai ir aš dažnai muziką girdžiu per skirtingus tembrus. Dėl to kažkaip stengiuosi ieškoti kūrinių, kur galėčiau tos tembrus išnaudoti. Ir kartais grojant paprastų fortepijonų yra ganėtinai sudėtinga skirtingus tembrus išgauti. Ir atrodo, kad paimsi, įdės kažkokį daiktą ir fortepijonas pradės skambėti kitaip, bet iš tikrųjų tai būtent su preparuotu instrumentu išgauti dar skirtingesnį tembrą, kai jau tu žinai, kad tu tą garsą esi pakeitęs, yra dar sudėtingiau ir įdomiau, kadangi tai turi žymiai daugiau lygių, daugiau galimybių. Ir trečias dalykas, turbūt iš esmės ta garso kultūra Lietuvoje, kad man norėjosi tiesiog atvežti šitą kūrinį, kadangi dar nebuvo atlikta. Niekad pilnai ir dauguma sako, kad šitą ciklą šiaip visą groti yra gan sudėtinga, kadangi jisai nelabai klausos, kadangi trukmė ilga, kūrinių daug, jie tarsi tokie išbarstyti, bet iš tikrųjų pasigilinus į visą filosofiją šito kūrinio, tai labai yra, labai kaip tik atvirkščiai viskas susijungia, nes tiek indų magų įtaka, tiek budizmo įtaka čia labai jaučiasi ir tas skirtingų kūrinių tokia eiliškumas iš tikrųjų jis labai yra susijęs su tom 8 baziniam emocijom žmogaus pagal rasos tradiciją. Ir įsigilinus tą kontekstą, tai kaip tik kūrinys labai greitai praeina ir noris klausyti jį daug kartų iš eilės, nes kiekvieną kartą gali sutikti save vis kitoje emocijoje beklausant jį. Tai vat.